Skaičiuojam? Tai treneri jūsų komentaras. Nu, sunkios buvo rungtynės, bet pasakyti jums teisybę, aš ir negalvoju apie kažkokias, kad bus kažkokios lengvesnės. Nenoriu kažko teisintis, bet pavyzdžiui, tokiam kontaktiniam krepšinį, sunkiam jėgos krepšinį. Teisėjimas buvo geras, jeigu pusės vienodas, bet tokiam jėgos krepšinį reikalingos, kaip čia, personalitis, tos figūros, stambios charakteriai. Mūsų jauni žaidėjai dar labai greitai susinervuoja, dar labai aršus, visur ieško teisybės, išleidžia daug energijos, visiškai su vėjo malūnais, su teisėjais ir su viskuo. Ir be abejo, tai kenkia koncentracijai, tai kenkia varžybom. Aišku, su kiekvienomis varžybomis mes mokomės, augam. Galvoju, kad iš to bus tik geriau. Kas nulėmė pergalę tą rezultatą? Pradėjom kaip ir gražiai. Tikėtis, kad jie leis mums žaisti gražiai, čia yra nesąmonė. Aišku, jie perėjo į tokį jėgos žaidimą, kas mums buvo sunku, ypatingai žaidžiant be manto. Pradėjom klysti lygioje vietoje, pradėjom ieškoti teisybės. Kažkiek pavyko per traukėlę pasikalbėti, ką mes turim išnaudoti, kur mūsų stipriosios pusės. Negaliu pasakyti, kad mes viską jau taip išnaudojom, bet tai pakeitė vaizdą aikštėje. Treneri, trečias kėlinys ne tik šiame čempionate, bet ir pasiruošimo etape. Jis praktiškai būna tas raktinis nulemintis pergalę. Ar čia jūsų kalba, ar skauto darbas? Ko čia, treneris, žinot. Kodėl trečias? Tik trenerio, gerai, kad mes turim tą trečią kėlinį, gerai, kad žaidėjai išklauso, gerai, kad mes sugebam kažką pakeisti, bet taip visą laiką tikėtis nebus. Aš dar kartą sakau, kad vėlgi, sakau, čia nepasiteisinimas. Mes kalbam apie kartų kaitą, mes kalbam, kad mūsų pagrindiniai žaidėjai Valančiūnas, Matejūnas, ten jauni, mes kalbam apie problemą su žaidėjais ir kai ateina pasaulio čempionatas, tai nėra taip lengva. Tai varžovai tave irgi analizuoja, jie stengiasi suduoti tau per tas tavo silpnasias vietas ir tada reikia suvaldyti komandą, kur pradedam, matai, įsiderinti, kažkaip daryti daugiau keitimų negali, čia turi 2 minutės, negali kiekvieną kartą aiškinti, tai taip ir būna, paskui būna ta ilgesnioji pertrauka, kur gali kažką sudėlioti, jau žaidėjai pabuvo aikštelė, jau jie kažkiek apsiraminę ir aišku, jie irgi nori laimėti, jie supranta, tai pas mus nėra nenorinčių laimėti, taip kad galbūt tai tada duoda tos papildomos motyvacijos. Mes turim pakankamai ilgą suolelį vienodų žaidėjų, galime išnaudoti vienos rungtynėse, kurie labiau reikalingi, kitose, kurie mažiau ir dėl to gal taip ir susideda. Donatas Matejūnas susižeidė, kažkas ten... Matot, tokių visada bus, tokių susižeidimų, smulkių, bet ko laimė, tai jie neskauda. Skaudėti pradeda, kai pralaimi. Treneri, šiuo atveju labai reikalinga buvo ta rytojaus laisva diena, ar galbūt net virkščiai būtų buvę geriau, kad nebūtų jos? Aš negalvoju, kad mes esam pavargę. Kažkada, buvo pasirodę ir tokių pastebėjimų, kad mes žaidėm per daug rungtynių ar dar kažkas, bet tos per daug rungtynių, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, paskaičiuotumėt, kiek žaidė mūsų pagrindiniai žaidėjai, Mačiulis, Kalnietis, tenai, Valančiūnas, dar kitas, tai jie žaidė po 8-9 rungtynės, daugiausiai su kokiu maksimum su 20 minučių vidurkiu. Įskaitant tai, kad tos rungtynės nebuvo kiekvieną dieną, kad ten buvo pertraukų ir po savaitę ir per važiavimų ir kad kitose rungtynėse nežaidė, davėjai pailsėti, tai jie tikrai nėra žaidėjai pavargę. Aš nežinau, ar ta laisva diena dabar čia mums gerai ar blogai, čia galbūt yra gerai vienu atveju. Aš kaip sakiau, mus žaidžia Manto netektis. Vis tiek jis buvo vedlys ir Rūbiniai, ir aikštelė, ir mūsų Juškevičius ir Vasiliauskas pabandė, paragavo to pyrago, dabar gali apsiraminti per laisvą dieną, galbūt jiem išeis, toks dar pokalbiai bus kažkokie pasiaiškinimai, video ten į tą naudą galėtų išeiti. Ačiū. Ačiū viso.